Ačiū, Milda, kad sutikai šiandien su manim pasišnekučiuoti. Labai smagu tave matyti apsuptyje savęs kūryboje, savęs kūrybinėje išraiškoje. Šiandien pasirinkom temą, kuri, manau, bus artima kiekvienai moteriai. Tai grožis ir per archetipą Veneros pavidale. Tai kai žiūriu į tave, Milda, ir galvoju, nu tikra Venera. Jis nusileido į žemę ir per savo kūrybą pasauliui neša žinutę. Galbūt keli žodžius noriu pasakyti apie save ir kas tu šiandien. Ačiū, Agne, labai iš kvietimą čia prisijungti ir būti su tavim kartu ir kartu panarstyti po širdį ir prisiliesti prie kitų žmonių širdžių. Ir, labai gražiai ir pasakėjai, kas esu šiandien, iš tikrųjų taip neprisiriša, nes kitą momentą jau gal būsiu kažkas kitas ir dažniausiai ir greičiausiai taip ir būna. Tai šiai dienai turbūt vienas nekintantis toksai dalykas, tai kas esu ir ką tikrai jaučiu šiandieną, esu ir būsiu meilė. Ir renkuosi meilę. Ir dar jaučiu šiame momente ir matau save kaip žemės dukrą, atėjusią čia dėl žemės, kad dar labiau priminčiau apie žemės galią mūsų pilvuose, apie žemės galią mūsų širdyse, mūsų kūnuose. Ir kaip mes moterys ypač pulsuojam su visa žeme, su visais jos ciklais turinčios ir pačios mes tuos žemės ciklus. Ir kai kartais nuklystam nuo kelių ir atrodo, per ilgai užsibūnam savo galvoj, kaip vienas iš greičiausių būdų išeiti į mišką, apsikabinti medį ir per medį vėl atrasti save. Tai tiesiog esu ta, kuri renkasi širdį ir meilę. Ir stengiasi, būna momentų, kai ir būna nelengva ir protas būna kužda, uzizgizgė, kaip žiršių lizdelis, bet svarbiausia tuomet, kad vėl nepamiršti širdies, prisiminti širdį ir leisti į tą giliausią ir pačią gražiausią kelionę į pažintį su savim. Taip, Milda. Norėjau iš karto paklausti tokio konkretesnio klausimo, o kaip matai visą tai, ką tu pasakoji, ar ne apie meilę, kaip tu matai meilę, gamtą, savęs buvimą, ar ne momente, kaip tu jį išreiški per kūrybą, kaip tu tai matai savo kūryboje. Jo, ta meilė, ji yra tokia plati, kad aš net nedrįsčiau jos rėminti į kažką ir kai, pavyzdžiui, tarkim, tapau paveikslus, niekada nežinau iš tikrųjų, kas bus, bet turbūt čia yra tas tikrasis grožis perleisti per save tai, kas turi būti perleista, neįdedant savo tuo metu kažkokios tai minties ar kažkokios būsenos, bet būti to švariu kanalu ir perleisti visą tai. Ir tas meilės ir grožio kūrimas man tai yra pats svarbiausias, tas ištapytos spintos, namų sienos ar veidrodžiai, spintelės, žvakės, galų gale rūbai. Tai yra tiesiog irgi meilės išraiškos savo širdžiai. Pajaučiant, kad šitas kūnas yra šventas ir ten, kas viduj, ten yra tokia šventinybė, kuri man leidžia kiekvieną rytą vėl atsibusti, kiekvieną rytą naujai įkvėpti. Ir aš dėl jos noriu puošti šitą fizinę išraišką savo namus, dėl jos noriu puošti aplinką, dėl jos išraiškos bendrausiu su gamta, su žolėka, iš tikrųjų matau tą grožį. Tik tai širdies dėka, meilės dėka, kuri yra mano širdie, aš ir patiriu visus šitus patyrimus ir girdžiu, kaip motinos žemės sako, surinktas ir tas žolėlės laivūna ten arba turi gytis nuo to. Ir jeigu aš tik tai nuolankiai lenkiuosi jai, tai jinai pasireiškia visokiais būdais, kokiais tik tai įmanoma ir man didžiulė garbė ją jaust. Nes tas gylis
dvasios, tas gylis ir ta meilės didybė ten yra tokia galinga ir tokia didi, tokia didi. Aš pritarčiau tarytum tam, kad iš meilės ir gali gimti ta didžioji galia. Aišku, galia tam, kur tu nukreipsi savo meilę, ar ne? Arba tiesiog būnant tą meilę ir pritraukiant aplink save vėlgi tą pačią meilę. Ir esu Milda buvusi ir tavo ankstesniuosiuose namuose ir kiek meilės įdėta į kiekvieną kampelį, į kiekvieną smulkmeną ir kokį tai jaukumą duoda svečiui, besilankančiam pas tave, tarsi, žinai, ta šilta paklodė širdžiai, užėjęs į tavo namus. Tai neišpasakytas jaukumas ir be abejonės gimęs iš meilės, bet ta meilė virtusi į didžiulę galią, kuri manifestuoja į fizinę išraišką, kaip pas tavo mamai, ar ne? Tai tarytum, nėra kažko be kažko kito, viskas išeina į materiją, jeigu tu pirmiausiai įsileidai į savo vidų, ar ne? Meilė, tai nebūtinai išeis į materiją. Tai va tą galią aš meilės matau per tai. Ačiū. Astrologijoje, ar ne, tai kuomet bet norisi kažkaip kartais žmogui galbūt ne tai, kad padėti, bet ar ne pasiūlyti idėjų, o kaip jisai daugiau meilės galėtų įsileisti savo kiekvieną dieną į namus, ar ne? Tai visuomet žiūrėsim į Veneros planetą. Ir tai yra tik toksai sufleravimas, o kaip žmogus, ką žmogus galbūt kokiom sferom labiau užsiimant, ar į kokią kryptį save labiau pakreipęs, arba tiesiog kokiu hobiu, kokios skonio tas hobis gali būti, kuris jam tiesiog leis labiau priartėti prie meilės. Ir tiesiog prie gero jausmo, kad žmogus štai pagaliau, ar ne pagaliau, bet tiesiog išreiškia save taip, kaip jam atrodo mylimiausias variantas. Tai va, ta mūsų Venera kartais gali, žinai, pasufleruoti tiesiog variantus, kaip, o per kur išreikšti. Va. Ir kuomet, žinai, Venera apibūdinama knygose yra tik tais toksai formalumas teoriniam lygmenį, o kuomet norisi pažvelgti šiek tiek giliau, aš visuomet esu linkusi žiūrėti ir į istoriją, ir į archetipus, kurie gyveno dar prieš mūsų erą. Jie visuomet leidžia priartėti prie pačios esmės. Ir aš čia kažkaip vakar ruošiausi šitam pokalbiui ir pasiieškojau senų raštų, būtent meilės tema iš astrologinės pusės. Ir radau vieną persų astrologą iš 9 amžiaus, kuris tiesiog apibūdino to meto Veneros archetipą, kaip ta meilė buvo suvokiama tuo laikmečiu. Ir kokios tos veiklos, kokie tie hobiai gali duoti tokį sufleravimą, per ką žmogus gali tą meilę išreikšti, ar daugiau jos patirti, ar daugiau prisitraukti net tos gausos į savo namus. Arba tiesiog, kaip tokiam pažaidimui, ar ne? Vat kaip tuo metu žmogus matė meilę per Venerą. Tai jeigu tu nieko prieš, aš šiek tiek paskaitysi, gal tau kils kažkokių asociacijų, minčių. Iš karto pasakau, kad tai yra persų astrologas, tai visgi buvo persų kalba parašyta, toliau išversta į anglų kalbą, o aš jau pati, kaip ten sugebėjau, verčiausi į lietuvių kalbą, kad visiems būtų suprantama. Gali būti, kad truputį taip grupokai vis išversta, bet manau, gana suprantama. Taip. Veneros prigimtis yra šalta, drėgna, temperamentinga, bet sėkminga. Reiškia moteris, motina ir jaunesnės seseris. Taip pat grožį, rūbus, papuošalus, auksą ir sidabrą.
Meilė draugams, susižavėjimas ir pakylėjimas, pasididžiavimas, pasigirimas, meilė dainavimui, linksmintis, juoktis, puošnumas ir džiaugsmas, laimė, šokiai, grojimas dūdelėmis, net vestuvės, kvapai ir tai, kas malonu ir visas draugiškumas, kuriant dainas, žaidimus, žaidžiant kauliukais ir šachmatais. Meilė vaikams, žmonėms, pasitikėjimas visais jais, dosnumas, laisvė, graži išvaizda, kalbėsenos saldumas, moteriškumas, flirtas, kūno stiprybė ir sielos gražumas, kūno gausa malonumai. Jie džiaugiasi kiekvienu dalyku ir siekia kiekvieno dalyko ir to trokšta. Ji visi meistriškumo tipai, darant švaros pilnus ir žavius dalykus, surengiant nuostabias vestuves, jas dekoruojant, ji tai karūnos nešiojamas ir vaizdai, spalvos, dažytojai ir siuvėjai. Nuostabiai. Nuostabiai. tą patį beskaitant galvoju, gal privalau pasidalinti su Milda. Jo, labai jaučiasi. Ačiū. Labai. Aš galvoju, galbūt, ar ne, yra kažkokie momentai, kažkokios dalys, kurios tau atrodo labiausiai tokios artimos. Jeigu, vat, taip žinant, šiek tiek bent jau, čiut tave matant, tai galbūt galėčiau iš karto pasufliuoti, kad galbūt tas pats šokis, judesys per kažkokį išsiliejimą, žinai, tas pats šokas gali būti ir ant drobės, ar ne? Tai yra toksai labai labai plati sąvoka. Ar jauti meilę per judesį? O, tai šokis man vienas iš svarbiausių praktikų ir praeitais metais, užpraeitais metais irgi, kai ryte darau savo praktikas ir medituoju ir paskui tiesiog klausiu savęs, ką galėčiau padaryti dėl tavęs šiandieną. Ir kiekvieną rytą jin prašė šokti. Ir aš turėjau užrašinę ir vis šokti po mėnesio. Ir paskui galvoju, kažkada atsiversiu aš tą užrašinę, paskaitysiu, ko jinai visada prašydavo manęs kiekvieną dieną. Ir ten visą laiką buvo šokti, kol galiausiai aš atsikėlus padariau šokį į praktikos pirmą vietą ir tada eidavau melstis ir būti jungti su savim antroje vietoje. Ir supratau, kad tas šokis, iš tikrųjų mes moterys vos negimstam šokdamas, vaikystė visa prašokta. Ir visur tas šokis per judesį mes įsiliejam, per judesį mes įsireiškiam, per judesį mes tampam matomos pačios savo. Ir judesys, ir dabar ir toliau irgi jau per šitus keletą metų, kiekvieną rytą irgi pradedu su šokiu. Ir būna patys gražiausi ir širdį labiausiai gavinantys šokiai, tai kai einu miške su savo šunytį ir tiesiog pajaučiu, davai pašokam. Ir būna, gali būti koks crazy iš viso, nes paskutiniu metu dar viduje, kiek klausiau, ką noriu, ir nesakydavau, tango, šok noriu. Ir būna miške, aš laikau tą pavadėlį ir ten tokių tango, porą žingsnelį, pirmyn atgal. Ir jie yra tokie saldus, tokie galingi, visiškai pamaitinantis dūšią ir pilni pačio didžiausio vaikiškų juoko ir džiaugsmingumo. Ir per šokį net ir tuomet, kai būna tie sunkus momentai, kai atrodo, blemba jau taip sunku, bet iš tikrųjų tai tikra dovana, lyg tai vartai tą naują etapą ir per šokį ištransformuoti tą sunkumą ir leisti, kad per šokį jisai išeitų tą sunkumą, kuris užstringa tuo metu kūne, kaip kokie blokai ir tiesiog irgi kaip ir meną perleisti per save, nesipriešinant ir netrukdant. Taip ir leidžiant tą energiją pajudinti ranką ten, taip kaip jinai turi judėti, kūną taip, kaip jisai nori pats judėti ar galvą sukti, taip kaip pati galva nori sukti ir ne tai, kad ežų žingsnelį ar kažkaip kažką, o taip, kaip kūnas nori judėti, nes ten tikra magija. Taip, tikrai jaučiu šokio galią vėlgi. Panašu, kad šokama yra ir iš džiaugsmo, ir iš meilės, ir iš laimės, bet kaip ir minėjai, galima šokti ir iš skausmo.
Mm, mhm. Ar būna kada nors laikotarpį, ar galbūt buvo, kuomet nešokai? Paskutinius kelius metus šoku. Bet būna tokių etapų, kai šoku, bet nėra 100% manęs šokyje. Mhm. Iki tol, kol vėl ateina ir praeina tas etapas ir nes tai, kaip aš šoku, kaip aš sąmoningai matau savo dvasią, kaip jinai juda, yra pasidžiausias maistas mano sielai. Ir tuomet jaučiu, kad susigrąžinu tą sąmoningumą ir dėmesį pilną čia savo, o ne į dienos rūpesčius, kurie yra mano galvoj. Tuomet aš pilnai save matau iš to aukštesnio lygmens, tuomet aš judu iš aukštesnio lygmens, aš veikiu. Ir dabar, pavyzdžiui, šitas dienas irgi kaip šoku ir vienu metu irgi šoku ir valyti dienų vėliai eina, ką reiktų galvoti, ką ne. Kai dabar yra man didžiausių kažkokių rūpesčių, bet aš veikiu dabar iš savo aukštesnio lygmens ir tai yra didžiausia ir daugiausia, ką aš galiu padaryti, pamatyti savo sielą šią momentą, be interpretacijų, įsikišimo, senų versijų, pavyzdžiui. Taip, taip. Trumpam buvom sustojusios su Milda pasitikrinti savo interneto ryšį, tai iš karto atsiprašom, jeigu šiek tiek bus trikdžių įraše tiem, kurie žiūri dabar. Taip, tai viena ar ne iš išraiškų tiek gyvybinės meilės, tiek energijos, kuri gimsta iš meilės, gali būti, kaip ir Milda dalinosi per šokimą, per šokį. Jau, ar ne, jeigu žiūrėsim į mitologiją, tiek šumerų civilizacijos ar graikų mitologiją, tenais matom visgi tą Veneros kaip kad atstovės už meilę, harmoniją, grožį, tą pačią kūrybą, ar ne, matom jos dualumą. Ir tas dualumas, visų pirma, jeigu imtume astronomiją, ar ne, dar palauktume šiek tiek su mitologija, tai yra tai, kad Venera yra matoma arba kaip aušrinė žvaigždė, nors tai nėra žvaigždė, bet jinai jau gaus tokį kaip statusą kaip žvaigždė, nes jinai tarytum šviečia taip ryškiai, tarsi būtų labai labai didelė žvaigždė arti. Tai vienais periodais jinai matoma ryte kaip aušrinė, o kitais metų periodais jinai matoma kaip vakarinė žvaigždė. Tai iškart, kai Saulė nusileidžia. Ir iš asmens astrologinio horoskopo rato jau galim šiek tiek matyti, o tai čia žmogus aušrinė žvaigždė, čia žmogus vakarinė žvaigždė. Ir tai net būtinai turi pasakyti kažką labai labai daug, bet tiesiog gali tokį flavor, tokį skonį, tokias spalvas nupiešti apie tai, kaip galbūt žmogus išreikš savo tą meilės šokį. Tai aš šiek tiek, Milda sutiko, kad aš galėčiau šiek tiek pasižiūrėti ir aš iškart pasižiūrėjau, kad Milda yra aušrinė žvaigždė. Tai yra ta žvaigždelė, kuri pakyla prieš pat dar Saulei kylant, ar ne, dar suspėja. Tarytum tavo meilė diktuoja, ar ne, tai, kaip atrodys visa tavo diena, ar ne, arba jeigu plačiau žiūrint, kaip atrodys visas tavo gyvenimas. Jeigu meilės pakankamai, tai atrodo, kad ir visa kita bus pakankamai ir užtektinai, ta gausa. Žmonės, pas kuriuos būna labiau vakarinė žvaigždė išreikšta, tai tiesiog meilė egzistuoja lygiai taip pat, tiesiog jie ją galbūt žiūri šiek tiek per kitokius akinius,
kurie labiau siejasi su, atsakomybė, galbūt labiau save sieja su būtinuoju santykiu su kitu, ar ne? Tai yra labiau tokie apgalvoti sprendimai meilės išraiškoj. Tai man visgi labiau kaip ir irgi rezonuotų tavo aušinė žvaigždė vien dėl tavo kūrybos išraiškos, jinai tokia laisva, ar ne? Ir tu pati ką tik minėjai apie tai, kad netgi kuriant, tapant, mes neturėtume varžyti savo kūrybinės energijos, ar ne? Kad tiesiog jinai laisvai pratekėtų. Va. Tai aušinė žvaigždė. Kaip nuostabu. Taip man ir jaučiasi, nes kuo anksčiau kelsiuosi, kuo daugiau pasibūsiu su savim, pašoksiu ir pažiūrėsiu į veidrodį, giliai pamatysiu savo dūšią, ko iš tikrųjų atrodo tiek daug pripildau, tada tai dienai savęs ir tuomet galiu dalintis, nes mano puodelis pilnas, tuomet galiu šviesti ryškiai ir lai bent vienas spindulėlis pasiekė ką nors, lai žemelė ar medelį ar kažkieno nors širdį, tai pati didžiausia dovana. Kiek tavo meilės skleidime ir net tavo buvime yra svarbios bendruomenės. Ką aš turiu galvoj, ar jauti, kad tau yra svarbus toks priklausomumo momentas, kuomet tai nėra santykių ir nepriklausomumas, bet priklausomumas plačiaja prasme, kuomet save galėtum ar ne vadinti labiau sakykime, yra du labai galbūt aiškus išsiskiriantys pavyzdžiai, kur, pavyzdžiui, vienas gali vadinti save motina vaiko, o kitas gali save vadinti motina žemės, ne? Bet visos žemės, viso pasaulio. Kiek tau yra svarbu jungtis į grupės, ar ne? Ar daryti kažką, kurti dėl kitų, įtraukti žmonės, ar tiesiog skatinti bendruomeniškumą, neskaidant, ar ne, nei rasių, nei lyčių, bet tą grožį ir estetiką matyti kaip vieną vienį, jungiantį visą pasaulį tiesiog, ar ne, tokį absoliutą vieną vientisą darinį, kažkokią kaip būtybę, žinai, kur jinai visus mūsų užgaubė. Ar jauti kažkokią tais būtinybę, kad yra kažkas daugiau nei tu pati, bet tarytum per tą kūrybinę išraišką tu gali pasiekti visą pasaulį. Tikrai taip. Ir dar jeigu irgi nueinant į pačią pradžią apie tą visą bendruomenę, tai jaučiu toksai vidinis poreikis irgi lyg kad bendruomenė susikurtų tokių vieną kitą suprantančių širdžių, tas poreikis yra. Bet kartu aš nejaučiu, kad ta bendruomenė kuriasi, o galbūt pati per mažai žingsnių darau. Bet tiesiog vieną kartą kažkaip labai skaudėjo širdį gal, kad daug artimų sielų neturiu čia pat šalia. Ir tiesiog supratau, bet taigi žemė yra mano bendruomenė. Žemė pati, visi šitie medžiai, ir saulė, ir vandenys, ir gėlynai, ir augalai, viskas aplinkui yra mano bendruomenė. Aš nesu viena. Ir tas pilnatvės jausmas viduje, iš to pilnatvės jausmo, ir taip ir viskas ir kuriasi, ir iš ten, kaip iš kokio šaltinio, ir tie piešiniai, ir kūryba, visų žemės dovanų, sirupai, tinktūros ir arbatos, tiesiog iš ten yra ta tokia pilnatvė, žinant, kad aš turiu savo dvasią. Nesu viena. Nesu atskirta nei nuo augmenijos, nei nuo augalėjos, nei nuo kitų. Ir tas pilnumo jausmas, jis viską kuria. Ten tokia didžiulė gausa yra viskame, visam kam. Tokia didžiulė gausa. Ir tuomet nedingsta tas poreikis kažką aplinkui turėti. Yra noras surasti panašių ir dalintis ir juoktis kartu ir šokti kartu. Ir plepėti kartu ir dūkti kartu. Bet jau nėra to, kad man reikia. Taip, tu pasiduodi tam natūraliam tekėjimui, ar ne? Ir aš nežinau, ar taip yra, bet karts nuo karto galbūt matau ir pati savo gyvenimo tendencijose, kad
jeigu tik tais pradedu daryti dalykus tuos, kurie man, na, iš tikrųjų yra, na, jie artimi tie dalykai, ne, tos veiklos, kas tai bebūtų, arba bendrauti su žmonėmis, kurie taipogi yra labai artimos sielos, ar ne, ar tiesiog užsiimti kažkokią rankų veiklą, kuri, tokį gerą jausmą palieka, man tai jau automatiškai pildo tą mano asmenišką taurę, ar ne? Ir kuomet jinai pilna, tai jinai plečiasi kažkokiu tais būdu ir pritraukia ir į mano gyvenimą reikiamus ir įvykius, ir žmones, ir tas pačias ar ne grupes, kur galbūt aš galėčiau pasidalinti tuo, kuo pati vibruoju. Tai galbūt aš tau visiškai pritarčiau, kad, na, nereikia kažkok tam, ar ne, kaip aš mėgstu taip grubiai pasakyti, prievartauti, ar ne, kad ateik čia dabar mes kursime grupę, bet iš tos savo kūrybos tiesiog ta grupė pati ateis, ar ne, ir atsiras ratas, kuris, na, automatiškai taps galbūt netgi kaip tavo platesnio požiūrio šeimos ratas, ar ne. Tikrai taip ir jaučiasi, atrodo, va čia ir tame yra atsakomybė, yra kuo aš labiau savo širdžiai ir labiau išplečiu, kad būtent tokio dažnio tada ateina pas mane žmonės, jeigu aš tikrai matau savo dieviškumą ir tie žmonės ateina iš pačios didžiausios savo gausos ir mes susitinkam gausoje, o netrūkumo dažnį iš tos gausos ir tuomet pasakiškus dalykus galim kartu sukurti ir tokius nuoširdžius ir atvirus ir tokius sąžiningus ir savo vienas kito širdim. Motai žemė, šiai visatai. Tai turbūt tas ir motyvas, ar ne, ir tas motyvas, iš ko jis kyla, kaip tu sakai, ar iš negausos, ar iš gausos, ar iš geros energijos, ar iš tokios žemesnio dažnio, kur dar mes ieškom tos savo meilės viduje, ar ne, tai turbūt paklos pamatą visam tolimesniam, kaip ir savęs vystymui ir savęs integravimui į visuomenę. Ar kažkokią potencialą kūrybą ir galbūt netgi labai stambią kūrybą, kuri gali būt tapti ir nematoma plačiam pasaulyje ir palikti savo amžiną žinią. Taip. Dabar sėdžiu ir galvoju, žinai, kiek čia mes galėtume liesti tos mitologijos, nes man tai yra tiesiog kaip objektas, kuris kuo toliau, tuo labiau mane domina, nes tenais tiek tokio, tiek išminties galiausiai lieka ir galbūt nėra tiek labai daug, bet galbūt ir užtenka, kad jis žinai vieno sakinio, kas lieka iš to viso mito. Nes jau pradžioje mūsų pokalbio kažkaip man norėjosi parodyti tos Veneros dualumą, ne? Kad tai yra vienoje pusėje yra ta meilė, ne, kur tiesiog užsikuria kažkaip, kaip jau kas sugeba, ne iš vidaus, bet kitoje pusėje yra galia, ne? Ir čia vėlgi, o kaip žmogus tą galią panaudos, ar ne, jau įgyjęs galią. Tai, vat, pavyzdžiui, Veneros, ar ne, vat, mitologijoje, jeigu imsim graikų mitologiją, kuomet Afroditė pasirodo ne iš jūros atplaukusi kaip ir iš pieno putos, ar ne, visa, na, atitinkanti to meto grožio etaloną, ar ne, tai yra visiška mūzė ir jos grožis tiesiog jisai kartu ir traukia žmonės, ar ne, kaip magnetas. Tai čia gali galvoti, ar ne, kad jeigu tu išreiški savo meilę, tai tu pritrauki tiesiog tą materialią gerovę, kur jinai tiesiog aprūpina visko, ko reikia ir nei daugiau, nei mažiau. Tiesiog tiek, kiek tau užtenka, kad tu ir toliau jausim tą meilę. Tai toks traukos objektas, o iš kitos pusės, tai iš jos meilės, ar ne, gimsta ir susiskaldimas, kuomet galop tai priveda iki karo, ar ne? Tai va tokia jėga, tai tas dualumas Veneroje, taip kaip aš per tą mitologiją, ar ne, matau, tai visgi yra ne tik grožio, harmonijos, meilės deivė, ar ne, bet tai yra kartu ir ta deivė karys, kuri kovoja, ar ne, arba iš meilės, arba dėl meilės, o galbūt kartais kovoja dėl to, kad, na,
kažkaip tos meilė išreiškiama ne taip, kaip turėtų. Tai šiuos dalykus, aišku, gali ar ne kartais pasufleruoti žmogaus astrologinis ratas. Tai čia jau norinčiam gilintis. Bet kuomet, ar ne, kaip ir jau tau minėjau anksčiau, turim aušrinę žvaigždę, tai aušrinė žvaigždė visgi labiau asocijuojama su ta meilės puse Veneroje, o vakarinė labiau su karingąja Venera. Ir man visgi klausantis tavęs ir šiek tiek matant tavo kūrybą viešai, man ir labiausiai norėtų, nedrįstu to talpinti į sakinį, ne, bet jeigu, sakykime, ten žaistume žodžiais, tai sakyčiau, kad tu, ar ne, jeigu kovosi, tai kovosi iš meilės, ar ne? Tai tokia meilės karys, meilės karys, viskas iš meilės, bet aš kovosiu. Ar jauti tą tokią vibraciją savy? Ta karė viduj, aš ją labai stipriai jaučiu. Iš tikrųjų, tai jaučiu tiek daug versijų savyje ir esu atvira tiek daug versijų dar talpinti savy ir pažinti. Ir man tai yra tokia dovana, kur jau tada tas aš kažkur ten pasislenka ir galiu matyti ir karę, ir seną raganą, ir seną orakulę, ir seną visą žinią moterį, ir žolininkę, ir ta, kuri sudeginta laužo, kuri buvo tiesos nešėja. Ten tų versijų tiek daug ir ten kažkur jauna maža mergaitė. Ir jų tiek daug ir visokiausių, ir pati motina žemė, ir ta versija tiesiog pačios jos irgi čia yra viduje. Ir jų pažinti arba bent jau prisiliesti prie jų man yra pačios didžiausios gilumos ir pačios didžiausios dovanos. Ir jaučiu, tai dažnai įsijungia ta karė ir jaučiu, kai įsijungia senoji ragana ir visos kitos ir tuomet ir net atrodo ir mano kūnas skirtingai juda. Gal karė bus tokia, ragana gal bus tiesiog tokia ir tas balso tempas tuo metu pasikeičia, paskui būgną groju ir tuo metu ragana ateina ir jinai tokia. Ir toj vietoje jau tu juos niekur nepastumsi. Nieko, nes ten yra tokie giliai. Dar atrodo karienai čia dar pasimuistytų, bet jinai žino savo vietą, bet dar pasimuistytų, kažką norėtų pastumti, bet, žodžiu, kiekvienas tas archetipas jis yra be galo stiprus ir atsiranda turbūt tuomet, kad ir turi atsirasti, jeigu vėlgi neįsikišu ir erdvė yra laisva, tuo metu ateiti tam, kas turi ateiti per mus. Kai tu kalbi, Milda, tai kartais susidaro įspūdis, kad tavo požiūris į meilę yra be galo platus. Tai neapsiriboja tik meilė potencialiam partneriui ar meilė potencialiam vaikui ar ten gyvūnui, ir ne kurį tu šiandien globoji, yra daug platesnė meilė ir jinai gali būti visokia, ar ne? Galbūt netgi ir ta, kaip jau ir dabar neminėjama, ta meilė, kuri labai aršiai kovoja ir galbūt net ir yra toj raganos kartais, tam raganos amplua ir ten meilė puikiai gyvuoja, bet ten įsijungia toks labiau karingas elementas. Nes kažkaip kartais žmonės, žinai, jie meilę mato labai labai siaurai. Jie galvoja, kad ta meilė tai tik tai, kiek aš jos duodu savo šeimai ir kiek gaunu iš šeimos. Į tave bežiūrint, man taip atrodo, kad tavo meilė visgi eina labiau į pasaulį kaip visą šeimą ar stambes grupės, kur jiems reikia kažkokios atjautos ir pagalbos ir ta meilė, apjungia tuos, ar ne, per savo rodymą, savo meilės supratimo, kažkokią išraišką rodymą, ar per tą pačią kūrybą, kuri jinai taip plačiai, žinai, nueina ir apgaubia savo meilę daug didesnį ratą, nei kad tiesiog savo fizinę šeimą ar šaknis, ar ne, kurios atėjo jos šeimą, tos šaknys išaugo daug plačiau. Tai tiesiog norėjau
pasidalinti tai, kaip kartais man tu asocijuojas. Ačiū labai. Iš tikrųjų, dar norėčiau papildyti tame, kad kuo labiau leidžiuosi į savo širdį, kuo labiau pasirinku matyti save į savo dieviškumo ir savo dieviškumą, tuo labiau jaučiu, kad ir plečiasi mano širdis, nes kiekvieną kartą širdžiai ir šviesai padidėjus manį, aš sugebu dar daugiau tamsos šešėlių ir juos apkabinti savyje. Ir iš to atsiranda daug daugiau atjautos pačiai savo. Dar ir tuomet, kai darau kažkokius sprendimus, tarkim, iš tų senųjų pasaulių, kur gal dar kartais kažkur nutikus, lyg tai gal norėčiau save pateisti ar dar kažką. Ir kuo daugiau atjautos tame atsiranda, vietoj teisimo supras, kad, o Dieve, kokia čia pamoka nuostabi. Ir kai prasiplečia čia pačios mano laukas dar daugiau meilė, tada aš sugebu ir tam pasauliu, ir tos erdvėse irgi dar daugiau atjautos ir tiems žmonėms suprasti, ir savo artimiesiems, ir kaip sako šeima, mūsų pati geriausia mokyti, patys geriausiai, stipriausi mokytojai, jeigu ypač tie pasauliai mūsų nėra vienodi. Ir stebėjau irgi šį savaitgalį laiką su broliu ir mūdu esame iš skirtingų pasaulių. Ir seniau aš mažiau atjautos turėjau jo pasauliui, nes mažiau atjautos turėjau pačiai savo. Ir per šitus kelias mėnesius pajaučiu tas augimas, iš tikrųjų pas mane augimas pastoviai, jisai taip, bet dabar toks jausmas, kiek atjautos dar labiau talpinu savo širdžiai, padarant sprendimus ir renkantis tam kiekvieną momentą nebeteis savęs. O pasidžiaug, kad dabar ir tas šešėlis galėjo meilės būti apgaubtas. Nes seniau negalėjau, seniau gal neturėjau talpos savyje tokios, kiek dabar. Ir taip stebėjau mūdu su broleliu pokalbį. Tas pokalbis buvo labiau toks tylus buvimas šalia. Ir galvoju, Dieve, ir kaip gražu, kad daug daugiau pagarbos ir aš galiu jausti jam. Ir su tuo gal tuomet ir jisai gal daug daugiau pagarbos jaučia irgi mano kitokiam pasauliui, jam nepažintam pasauliui, galbūt ir nepriimtam. Bet kartu mes galim rasti tą tokį bendrą vienį, tiesiog būti kartu ir suprantant tas skirtybės ir vis tiek, kad esam šeima. Taip, taip. Tai visgi, šeima yra, šeima nedings, ar ne, ta gležna būtybė, kaip ar ne kūdikio kūnelis ar augančio vaiko, tai jinai tokia trapi ir sugeria viską iš aplinkos ir galbūt greičiausiai, kad ar ne tiem vaikučiam sunku ir užsidėti kažkokius dar ribas ar ne, šarvelius būtinas jų vystymusi, bet turbūt, kad viskas, ką gaunus, tie impulsai, visgi jie buvo būtini, ar ne? Ir jie užaugina tokią mildą ragnę, kokios jos yra, ar ne? Ir aišku, po to galbūt kažkoks įsijungia supratimas, ar ne, kaip tu grįžti vėl link tų šaknų, kaip tavo atveju priimi brolį, ar ne? Ir vėlgi puoselį ryšį tenai su visai kitom akimis, kitomis, ar ne? Nei kad matei iš vaiko pozicijos. Tai vėlgi man tai šneka apie tą beribę meilę, kur tu nedėlioji nieko į stalčiukus, ar ne, bet žiūri iš daug platesnės perspektyvos. Ir kalbant ir žiūrint tiesiog su tavimi bendraujant, man toks jausmas, kad kartais tu žinai, kad tu jau toje ateityje buvai ir tiesiog parskridai čia atgal, tam, kad dalintumės kažką, kažkaip taip šviestum, ar tais per tą pačią savo kūrybą, ar per savo kalbėjimą žmonių grupės, kurie išgirsta savo reikalingą jam momente sakinį ir žinutę, ir jinai plės ir pas juos energiją, ar ne? Tai toksai atrodo, toks visionary matymas, ar ne, iš ateities į dabartį, ir vėlgi jisai tai dabartį sukantis grupės į tą visgi ateitį. Iš tokio labai kilnaus ir žinančio matymo. Gražu, kaip gražu, ačiū labai. Aišku, stipru, ar ne, taip sakyti, ar ne, kad tam savo, aš čia, žinai, nusileidau iš ateities kaip ateivis. Ne, bet kartais galvoju, kad galbūt ir galima, žinai, nes kartais žmogus turi platesnį matymą, nei kad tą tokį
ganėtinai siaura ir labai apipinta ties to jau dažnai labai naudojamu žodžiu, ne ego, bet kuomet žmogus visgi jis gimsta su tuo ego, bet einant procesu, kuomet visgi noras yra šiek tiek save atriboti nuo jo, kad pamatytum platesnį vaizdą, visgi žmogus kažkaip, nežinau, ir sąmoningėja ir pasidaro labai ir kartu ir nepriklausomas, bet kartu ir labai lankstus, priimantis įvairovę. Ir visgi pasilengvina taip savo kelią. Man čia dar irgi taip norisi pasakyti, atrodo, kuo yra tas gilesnis įsipareigojimas savo dvasiai. Įsipareigojimas pradeda nuo mažų ritualų ryte. Ir tada stebėjimas, kaip aš ilgiuosi, ką aš šneku, kaip aš šneku, su kokia vibracija aš šneku, ar aš šneku užkeikimus per nesąmoningą kalbėjimą, ar aš šneku ir žodžiais, kokius gyvenimus aš kuriu, kokią tavo ateitį. Ir tuo metu, kai atsiranda irgi didžiulė pagarba savo praeičiai. Pagarba praeičiai, kuri vyko prieš 1000 metų. Ir pamatymas dar kartu tos praeities. Ir su tuo didžiulė atsakomybė dabarčiai ir ateičiai. Iš tos ateities tada, kur gal galėtume pasakyti, kad jau matėm savo ateitį. Taip man jaučiasi iš tos atsakomybės savo širdžiai. Nes mano širdis pulsuoja ir visos žemės širdim. Ir kiek aš dar giliau įsipareigosiu kiekvieną momentą save girdėti, kaip save matyti, ar leisti jausti ir ar toliau atstumti kažkokius jausmus, kurių nenoriu ir nepatogu jausti, ar tiesiog leisiu ir priimsiu visą save. Ir su skausmu, ir su liūdesiais, ir su šešėliais, ir su dar kažkuo, kuo aš norėčiau savo mintyse teisti savo tas dalis, į savo pilnatvę, tai mano atsakomybė, suprantant, kad aš nešu ir visos žmonijos tą bendrą kolektyvinę sąmonę. Ir jeigu aš prisiimu atsakomybę įsilaisvinti ir žengti žingsnis dar labiau priimant save, su dar didesnė meilė, tas visas dalis. Tai tuomet ir kiti, esant to kolektyviniai sąmonė, jie irgi dar labiau įsilaisvins, nes vieno žmogaus įžiebta ugnelė paliečia ir visas kitas ugneles. Ir man tai yra didžiulė atsakomybė ir kažkaip tas atsakomybės jausmas, jisai ir veda. Ir pirmiausia, tai ne vien tik tai dėl visos žmonijos, bet dėl savo širdies, kuri yra visa žmonija, bet dėl savo širdies. Taip, Milda, ačiū tau. Ir, tu labai gražiai ir apibūdinai tai, ką aš bandžiau, ir kad man taip, galbūt ne visai išėjo perduoti informaciją taip, kaip norėjasi. Būtent, matant kartais, kaip žmonės išreiškia save jau dabar, pavyzdžiui, kad ir tavo atveju, kokį tu atvirumą esi nepasiekus visų pirma su savimi, ir kaip tu jo nevaržai dalinantis su visu iš tikrųjų pasauliu, nes niekada nežinai, kas žiūri tavo įrašą, ar stebi tavo nupieštą paveikslą. Tai visgi tas atvirumas, man atrodo, yra kažkas, kas, sakykime, už 100 ar už galbūt ir jau 50 metų bus labai labai įprasta žmogaus namuose. Tai būtent tokio atvirumo link dabartinis žmogus ir eina net sąmoningai pats to nesuvokdamas. Ir kuomet matau tokius žmonės kaip tu, kurie jau dabar tai daro, man tai ir leidžia savo kažkaip sudėlioti tai žmogui suprantamą kalbą, kad tai tiesiog yra tarsi tie ateities žmonės nusileidžia čia dabar į dabartį. Ir jie mums rodo kelią, o kaip mes galim patys priartėti prie savo širdies, nes visgi tai yra tai, kas yra svarbiausia, ir ta širdis yra visas pasaulis, kaip tu gražiai pasakei, Milda. Ir čia yra ta pradžia ir ta pabaiga, ne? Jeigu kiekvienas savo širdėlę pasirūpintų, tai jinai sukurtų meilės
tonomis daugiau, ar ne? Taip. Tikrai taip, širdis yra kelias, širdis yra vienintelis kelias. Ir dar kažkaip dabar taip, atrodo, liežuoju galo tavo sąvoka, kaip mylėti save. Ir jinai tokia atrodo abstrakti ir gal net nieko nepaimanti. Bet tas mylėti save ir yra tas toksai širdie, manau, ką galėčiau padaryti dėl tave šiandieną. Pamatyti savo širdį tiesiog. Meilės kelias išeiti iš išorės, ką apie mane kitas pagalvoja ar kita, ką aš padarysiu dėl kito, bet sugrįžti į širdį ir ką aš galiu dėl širdies padaryti. Mano širdie, ko tu šiandien norėtum? Norėtum kakavos? Gerai, gal arbatos irgi gerai. Ir mano širdie, ką galėčiau tau padaryti valgyti? Šį rytą aš norėjau manų košės. Gerai, sakau. ir taip gal su sviestu, gal su kokosų aliejum. Ir taip jau gal lyg tai sviestą įti šaldytuvą. Ir aš sustoju ir sakau, širdie mano, o ko tu norėtum? Ar su sviestu, ar su kokosų aliejum? Ir jis sako, su kokosų aliejum. Ir aš sakau, gerai. Ir tas kiekvienas toks mažas pamatymas ir savęs paklausimas, nueinant nuo tos išorės, uždarant tiesiog išorėje užuolaidas ir dar labiau tiesiog sugrįžtant į tą savo vidinį pasaulį, vidinį, tuomet mes tiek daug, ne tai, kad prisipildom, kas ir prisipildom, bet tikrai save pamatom. Ir ta širdis pradeda žydėti. Taip, kaip gražiai. Ir kakavą, sviestą, ir kokosų aliejų. Taip, girdėti tą mielą balsą, ne, mielą kažkokį signalą, kurį gali girdėti tik tais jausti kažkokią tais formą. Ar galėtum, bet ne tai ar galėtum, galbūt ne taip turėčiau klausti, bet ar jauti savo meilės išraišką tokį kitoniškumą, turiu galvoj tokį nebijojimą išsiskirti, nebijojimą savęs išreikšti taip, kaip visuomeniai galbūt šiuo momentu, didžiai jos dalį dar nėra priimtina, ar išreikšti save tokiais būdais, kurie yra, labai ir daug emocijų sukeliantys, ir prieštaringų jausmų galbūt, ar ne dabartiniai visuomeniai. Tiesiog leisti išreikšti tą unikalų, kitonišką save, nesvarbu į kokią formą tu esi įstatytas. Ir tokį drąsos ryžto, tą vėlgi tokį karžygiškumo įsijungimą čia, kad aš išreikščiu save, nes šitie rėmai tai yra tik tais kažkokia iliuzija, ne? Man iš tikrųjų aš galiu daug toliau už jų ir tai reikia leisti savo. Taip, dar labai irgi jaučiu, va taip čia, tik, dar vadinasi Liuka. Dar labai kvieti pasakyti su tuo pačiu, dar truputį grįžti vieną klausimą atgal ir tiesiog pasakyti, kad jeigu kažkas galvoja, kad negirdi savo širdies, tai irgi viskas su tuo gerai, čia irgi kelias iki girdėjimo irgi turi ateiti. Bet tiesiog gal pačią dargi tą pradžią, kad jeigu negirdim to širdies dar, arba esam toj pradžioj, o kaip jie išgirs, leis savo prisiminti, pavyzdžiui, 5-6 metų, kas man patiko veikti, kas man tuomet patiko. Ir vat gal tai bus važinėjimas dviračiu, gal bėgiojimas, o gal tiesiog kažkoks žaidimas ir lapų mėtymas, žaidimas su kamuoliuku, piešimas, statymas ir va tiesiog leisti kiekvieną dieną bent po truputėlį prisiliesti prie to, kas man buvo labai gera vaikystėje. Nes ten vaikystėje buvo visa širdį, mes atvira žaisdavom, darydavom viską, ką mes norėdavom, ką patikdavo ir kaip dieviškumas reikšdavosi per mus. Ir mano buvo vienas iš irgi prisilietimų vis platesnių prie širdies, kaip per meditacijas vis irgi buvo toks paskutinis klausimas, ką aš galiu padaryti dėl tavęs šiandieną. Tai savo mažai mergaitai visuomet prašydavo manęs vanilinių ledų. Ir per daug aš turėjau per tai pereiti, nes tuo metu ir pieno produktų irgi nevalgiau, ir čia buvo labai daug metų. Ir tai pieninių, tų senų tokių vaflinių mindelį, tas plambyras, karvuvės. Ir aš eidavau į parduotuvę, nes aš ją girdėdavau ir
Ir tas, kad kažko nevalgau, kažko nedarau, buvo tie mano rėmai tuo metu. Aš ten to ir to nevalgau, to ir to nedarau, kas man irgi buvo reikalinga patirti. Bet tie ledai vaniliniai, kai aš juos eidavau į parduotuvę, tas prisiminimas toks jausmas, kad aš tikrai lyg vaikystėj lėkiu į pardą. Perku ledų išvakuoju ir paskui valgau, žau tos ledus ir tas jausmas, tas gėris. Tuo metu jis visa širdim pulsuoja viskuo. Ir va, tai gali irgi tas širdies atsiverimas būti nuo paprastų valgymo ledų. O toliau šokant prie šitos temos apie autentiškumą, iš tikrųjų jaučiu, ir čia yra drąsa būti kitokiai. Labai didelė drąsa. Kartais prisimenu savo vaikystę ir mokyklos laikus, ir kai būdavo kiekvienais metais eilėraščių skaitimai, tai aš būdavau pirma, kokie eilėraštai garsiai raiškio skaitimo konkursai, ir man be galo patikdavo būti ant scenos, be galo patikdavo reikštis, kalbėti, būti matomai. Ir paskui kažkur turbūt po paauglystės perėjo toks laikotarpis, kai susisukau į kiautą. Ir tada atrodė, lyg tai kažkas nesaugu būti matomai, nors scena mane pastoviai vilioja. Aš tiesiog tenai jaučiuosi nuostabiai, laisvai ir nevaržomai. Ir dabar tas autentiškumas tai yra leisti savo apsirengti kitokiais rūbais, negu kaip visi, tarkim. Labai leisti savo užsidėti kitokius papuošalus. Ar tiesiog leisti kažką užsidėti savo be galo kitoniško, tai man irgi eina į atsakomybę savo širdžiai. Nes būna dienų, kai ten mano vidus ir širdis sako, atsidaryk spintą ir užsidėk tą ir tą. Ir atrodo, dievulio, jeigu aš dabar išeisiu į lauką, nors mano miškas čia pat, bet ir žmonių jau čia yra daugiau iš to vietą, kur gyvenu. Ir atrodo, taigi, čia visai ne į temą, tokia, kitokia ten, savo plunksnum, kai visi sportiškai čia vaikšto. Bet aš leidžiu, tampu kas kartą ištikima vis labiau ir labiau savo širdžiai ir tai mažai mergaitai, kuri nori kitaip pasireikšti. Nes tai yra būtinybė įsireikšti būtent taip tą dieną, kaip jinai nori. Nes kartais taip ir pagalvoju, jeigu kiekvieną dieną aš vaikštų taip pačiai, ant kiek nuobodu turėtų būti mano vaikiškai širdžiai ten viduj, kokia nuobodybė. O jinai nori spalvų, jinai nori reikštis, jinai nori žaisti su tom spalvom. Ir tai tiesiog, pavyzdžiui, apranga yra irgi vienas iš žaidimo būdų, kai širdžiai dar labiau spinduliuoti ir dar labiau stovėti už save ir džiaugtis už save. Taip. tą aprangos temą palietis. Ir žinai, aš tai matau visgi ir per tą pačią Venerą ir jos archetipą, ir mitus, ir mitologijas, ir tai, kaip pasireiškia tai žmogaus asmeniniam astrologiniam rate. Tai visgi turim kažką, kas iš prigimties yra nuoga, ar ne? Tai yra nuoga ir tai iš prigimties realiai yra pasiekiama ir prieinama. Bet tas augimas jau tam tikrose rėmose, į kuriuos papuolam, jis mus priverčia apsirengti, ne, užsidėti savo rūbą, kažkokį tais rūbą. Ir kartais, žinai, nuklystam ir reikia kažkokio neretai žmogui netgi žinai, tokio stipraus, kad žmogus taip pasižiūrėtų iš šono į save, taip, wow, ką aš dėviu, kuo aš užimu savo laiką, o kitoje pusėje, tai juk aš tai myliu ir aš juk tai taip save matau. Ir va tas toksai kažkoks tas nubudimas, ar ne, pamatymas save va tokiuose dualume, kur vienam yra ta tikra meilė iš prigimties nuoga, o kitam yra tas karys, kuris bando įtikti visiems ir visom vibracijom, ar ne, ir visiems signalams. Tai, manau, yra didelė dovana, sustabdyti save tą momente ir pamatyti, kad, ne, aš darysiu taip, kaip aš jaučiu ir aš grįšiu prie tą savo nuogumo. Tai matau, kad noriu pakomentuoti, Milda.
Bet trumpai, vat, ką aš astrologiniam rate žmogaus irgi matau ir man atrodo, kad jam visada padeda, tai vėlgi jinai tą nuogumą. Tai ta prigimtinis meilės išraiška, prigimtinis artumo jausmas paties asmens su pačiu savimi, jisai visuomet vienaip ar kitaip kažkaip parodys tą galimą variantą, kaip priartėti prie savęs. Ir būtinai visada stengiuosi bent jau pasidalinti plačiaja prasme, pamėtėjant idėjų, o tai kaip tai, per kokią veiklą, per kokią išraišką tu galėtum vis sugrįžti prie to nuogo rūbo, vis nusimti po kažkokį nereikalingą rūbą. Čia matau tokią, iš tikrųjų, nemažą naudą žmogui, kuris leidžiasi į savęs pažinimo kelionę. Nesvarbu, ar jisai naudoja tiesiog visus resursus, kuriuos per save, ar ne, per savo patirtį sukaupia, ar jis pasitelkia kažkokias ar ne žinias, kurios kažkaip leidžia sujudinti procesus. Vėlgi visi atsakymai mumyse, ne? Tiesiog kartais žmogus iš šalies galbūt jisai kažką užkabins, kas iškels procesą, ar jis tam žmogus persidirbs ir atras savo, ar ne, savo vidinę išmintį ir kažkokią kelrodę žvaigždę. Tikrai, ir čia, pavyzdžiui, su tuo autentiškumu dar yra irgi tai, kad ar aš vis dėlto nueisiu į išorę ir galvosiu, ką išorė apie mane pagalvos, jeigu aš būsiu kitoniškas. Ar aš vis dėlto liksiu sąžiningas su savimi, savo vidiniam norui, šiandieną tai pasireikštų, sudėti tą ir tą tokį ir tokį rūbą, kuris pats keiščiausias galbūt pasaulyje, bet tai yra tiesiog jisai toks svarbus širdžiai. Ir tai yra tas ryšys, mezgimas ryšio su savimi. Jeigu aš nekreipiu dėmesio, jeigu aš renkuosi vis dėlto pasirinkti tą būti kitokį, nesvarbu, bet esu ištikima savo širdžiai. Ryšys su savimi auga, kol galiausiai aš mano dvasia, mano širdis, mes tampam tokie stiprus kartu, kad aš jau nebegalvoju, ką kiti apie mane pagalvos. Aš dar pagalvoju asmeniškai, bet aš vis tiek renkuosi savo širdį. Aš dar pagalvoju ir man tai normalu pagalvoti, nes šitiek metų visada ir galvodavom, mes ir buvom mokytos ir mokyti, kad pirmiausia žiūrėtume kitų. Ir normalu, kad tas yra čia pat. Bet kaip gera, kai mes jau suprantam, kad mes vis dėlto galim rinktis. Nes seniau net nežinom tokio varianto, kad galim rinktis, seniau, kad įtiktume kitiem, kito kelio nebuvo. O dabar aš galiu rinktis. Aš įtikti niekam nebeprivalau. Pirmas pasirinkimas ir antras, bet ką aš renkuosi? Ar kitus, dėl kitų, kurie savo gyvenimą gyvena, ar vis dėlto aš renkuosi tai, kas man tai svarbu, mano vidiniai mergaitai, mano širdžiai, būti kitokiai, pasirinkti kažką kitokio, leisti savo gyventi kitaip negu kiti. Ir net čia irgi ne apie tai, gal net ne apie tą pilną kitoniškumą, bet tiesiog pilną žaismingumą, leisti savo žaisti su erdvėm, su gėlėm, su aprangom, su lipdymais iš molio, tai būna ar tapymai, ar tiesiog mandalų kūrimas iš kankorėžių, už tai, ką mes turim visur čia pat. Ir gamta mus apdovanojus viskuo, nes mes visuomet viską, ką turim, yra viskas, ko mums reikia, viskas čia pat. Ir leisti savo perėti per rūbų spintą yra tai svarbu, man jaučiasi, pavyzdžiui, ypač mums kaip moterim, nes jau dabar, pavyzdžiui, šiuo metu ir šią momentą aš rūbą matau ne kaip rūbą, bet rūbą matau kaip savo įrankį. Ir kokį įrankį mano širdis, mano kūnas prašo įsidėti šiandieną. Kaip man tas įrankis man padės eiti per šią dieną. Pavyzdžiui, dar ryte buvau apsirengus kaip vakar, namuose, namiškai buvau apsirengus. Ir paskui kažkaip jaučiu, kad ne vien tik dėl mūsų susitikimo pasipuoš norėjau, bet atėjo laikas, jaučiu, kad darau dabar kvantinį šuolį į kitą realybę ir kad tai visą tai atsispindėtų visam pilnam 100%, tai turi būti mano viduje jau padaryta šuolis, sėkla pasiekta ir aš pagreitinsiu procesą natūralų ir čia pasėdama sėklą savo išorėje. Ir visą tai kuriasi dar daugiau ir tai tiesiog yra gerai, aš sąmoningai renkuosi kurti kitą realybę, dėl to aš sąmoningai šiandien pasirinku kitą rūbą kaip savo įrankį, kuris mane dar labiau įsigalins,
galbūt aš su juo dar labiau ištiesiu stuburą, galbūt tas kažkoks papuošalėlis man tiek daug džiaugsmo duos, jisai toks gražus man šiandien, kad aš dar daugiau šypsosiuosi sau ir o kaip smagu bus. Ir gal šiandien nusidėsiu ten geltonus guminius, nes man su jais labiausiai patinka šiandien po bala šokinėti ir man tai dar daugiau žaismingumo duos ir visko. Kol galiausiai, kad suprantam, kad visa tai yra, ką aš noriu kurti, kaip aš noriu gyventi, kokią realybę aš noriu kurti, renkuosi. Nes mes turim tokias galimybės, kol giliausiai tas jausmas ateina, kad iš tikrųjų ašgi viską kuriu. Tai ar aš renkuosi sąmoningai kurti, ar aš renkuosi vis dėlto tęsti senas, tebūnie ar tėvų programas, ar kartos programas, kuriuose buvo daug ir nesąmoningumo, ir daug to įtikimo įtikti vieni kitiem. Bet vat aš noriu gyventi tai, kaip mano siela nori pasireikšti, tai kaip ji. Ir ten yra daug autentiškumo, daug žaismingumo ir aš noriu jos klausyti, kaip jinai nori gyventi. Nes kiekvieną kartą paklausydama jos, mano širdis dar labiau prasiplečia, aš tarpinu tame dar daugiau meilės, dar daugiau žaismingumo, aš dar labiau noriu šokti, aš dar daugiau noriu tapyti, aš dar labiau noriu myluoti savo šunelį, aš dar labiau noriu dainuoti miškuose ir apkabinti su savo daina kiekvieną medį, kiekvieną žolę, nes mano daina tuomet tampa irgi visos žemės daina. Ir jinai nori dainuoti. Ir jinai nori irgi būti pamatyta žemėje. Jau šitiek tūkstantmečių metų ji laukia, kada mes dar labiau pažiūrėsim į ją. Ji trokšta būti pamatyta, ji trokšta būti atsiprašyta, kai mes mesdavom šiukšlės į ją ir galvodom, kad galbūt tai normalu kadais, bet ji trokšta būti pamatyta visam savo grakštume, visoje savo didžiausioje didybėje. Pačioj didžiausiai didybei, pačiam didžiausiam sakralume. Taip, Milda, kaip gražiai tu ir plačiai, ir kartu ir labai tiksliai ir taikliai apibūdini dalykus ir per savo pavyzdį, žinai, nes, pavyzdžiui, tavo pavyzdys, kaip tu rūbą šiai dienai naudoji, ne, kad tai yra tau tarsi pagalbos priemonė, jeigu taip kabutėse ar negalėtum pavadinti, tavo dienai gyventi, ne, tu atsikeli su tam tikrą nuotaiką ir tiesiog, ar žinai, koks tikslas dienos ir tu tarytum visą aplinką taip pat pajungi tam tikslui. Ir vienas iš jų netgi toks atrodytų banalus, bet gali būti tas pats mūsų rūbas ar papuošalas, ar buvimas makiažo, ar nebuvimas makiažo, auskaras ar ne, plaukai. Ir tai šie pasirinkimai, ar ne pas tave, ar ne kaip aš juos matau, per šį pavyzdį tai jie daromi labai sąmoningai, ir net tu jau žinai, o kodėl tu darai dalykus, tu žinai, kur jie veda, ne, tai toks ateities matymo kažkoks, atrodo, rodiklėlį pas tai įsijungia ir aš žinau, dėl ko aš darau, dėl ko aš esu kiekvienam momente. Intencija. Taip, intencija. Versus prieš tai, kai, žinai, aš save pati pagaunu, net nepasakyčiau, kad buvau dar labai maža, kol iš to išaugau, kuomet stoju prie savo spintos ar ne, ir, sakykime, ir aš ten užtrunku labai ilgai laiko, nes aš duosiu vieną rūbą, jis man netinka, aš duosiu kitą, jisai man netinka, trečią, jisai man netinka, ar ne? Ir kad iš to tokio užsukto rato prie savosios spintos išeiti, tai visų pirma turėjau drįsti būti tą unikalę savimi, ne? Prieiti prie tos kertinės šerdies, kuris sako, kad tau nereikia niekam įtikti. Jeigu kairiai pusiai kamantį rūbą dėsiesi dėl to, kad nori įtikti pardavėjui, o šį, kad įtiktum kolegai, o trečią, kad mamai, broliai ar vyrai, tai ten nesi tu, nė viename tų rūbų nesi tu. Bet kuomet prieiname prie vidinės širdies, ar ne kažkokios tais intencijos, motyvo, kaip tu sakai, tuomet visai kitaip. Tu tiesiog atsikeli, tu žinai, koks rūbas šiandien tave puoš. Ne, tu žinai jo tikslą. Tu matai to harmoniją su tavimi, su tavo pačios unikale, kitoniška, visai kartais nukvakusi, kažkokia nulėkusi saviškiška, bet tai esi tu ir tu to neneigi. Matome, yra tokia didelė galia ir vėl tave nėra. Jinai nėra tik grožis, jinai nėra tik harmonija, jinai nėra tik tais paukšteliai, rožinė spalva. Jinai yra ta pati kovinga galia, kuri
kuris žino, kodėl jinai reiškia tą grožį, arba jinai žino, kodėl jinai reiškia tą meilę. Tai kažkur veda, ne? Ir jinai mato tikslą, jinai mato, žino intenciją. Va, tai rūbų banalus pavyzdys virsta į iš tikrųjų labai akivaizdžią reflektaciją, ar ne? Žmogaus galimo gyvenimo, kuomet jis yra tarytum šokęs ne į savo rūbą. Ir taip, ir kartu irgi taip dabar pajaučiau, kad tas rūbas tai yra lyg tai paminėjimas kiekvienos dienos kaip šventė. Ar aš leidžiu savo pajausti savo lyg tai tą aukštesnę vibraciją ir eisiu aš į šventę kaip apsirengus. Su tuo gražiu rūbu, ar eisi su tai savo naminiais rūbais, kurie man šventės tikrai neduoda ir nekelia net vidinės motivacijos, vidinio jausmo nepraplečia. Taip, kad irgi tas, kad kiekvieną minutę mes turim viską aplinkui save, kad galėtume pasirinkti, kokios būsenos norim net būti, kokią būseną norim generuoti, į kur link mes norim eiti, kokį gyvenimą kurti savo. Taip, taip. Ir dabar, kol mes šnekam apie tos rūbus, žinai, ir netrodo, kad negali šitą temą apleisti, ir jinai mane toliau nukelia atgal vėlgi į mitologiją. Ir, pavyzdžiui, tiem, kas žino, nežino Afroditės mitą, ar ne, tai visgi ten toji Afroditė, ta moteris, jinai išnyra iš vandens visiškai nuoga, ne? Ir tas jos grožis yra tiesiog tas tyras prigimtinis, toks jisai yra. Ir niekam netgi neginčytinas, tai yra grožio karalienė ir, tiesiog jai ir lygių nėra. Tai yra tas kertinis grožis. Ir man stovi vaizdas, kaip yra tiesiog mitologiniai paveikslai, ir tenais rodo, kaip jinai stovi nuoga ant tos kriauklės, žinai, išplaukusios iš vandens, ir jai čia pat kita moteris neša rūbą. Ir tuoj užtiesa į rūbą. Tai aš matau čia viską. Ir tą negatyvę pusę, tai tą, kad galbūt ta visa aplinka kartais tave verčia būtent taip, ar ne, rengtis. O galbūt iš kitos pusės, tai tas rūbas gali būti ir kažkokia tai tiesiog galimybė, arba jos nesureikšminant, matyti tai kaip būtina, pavyzdžiui, šilumą suteikiantį faktorių. Tai šitas momentas man kažkaip iškilo prieš akis, mums bekalbant. Ir jeigu žiūrėtum, ar ne, tos mitologijos, jos labai daug. Ir, pavyzdžiui, jeigu jau keltumėmės į šumerų civilizaciją, kur Afroditė, tai buvo labiau vadinama kitais vardais, ir per kitą istoriją mitologinę. Tai buvo deivė Inanna, ir jinai buvo vadinama tiesiog Queen of Heavens, arba karalienė dangaus, arba karalienė žemės, ar ne? Ir taip trumpai ją susiaurinant tą istoriją, jinai sugalvoja vieną dieną, kad jai reikia eiti pas savo vyresnę seserį, kuri gyvena pomirtiniam, požeminiam pasaulyje. Reikia eiti tenais. Ir jinai nueina ir atsistoja prie vartų ir jos neįleidžia. Jos neįleidžia ir jai sukuria iššūkį per 7 žingsnelius, kuomet jinai galiausiai po tų visų 7 žingsnelių, tai greitai prabėgus, jinai lieka stovėti nuoga. Tai vyksta toksai atvirkštinis procesas, kuomet tu ateini su rūbais ir tu nusileidi į tą tokią nematomą pasąmoninę erdvę, ar ne, kur visgi daugiau tamsos, ar ne, tai tas požeminės pasaulis, tai nėra dangus, tai nėra žemė, ar ne. Tai vėlgi tas pats duališkumas šneka. Ir jinai lieka nuoga. Tai tarytum, jinai turėjo paaukoti savo rūbą tam, kad jinai galėtų praeiti, ar ne, kad jinai galėtų pereiti į tą požemį. Na, žinoma, tęsiasi mitas, kuomet jinai iš tikrųjų yra ir nužudoma, ir toliau kiti atkeliauja dvaselės iš žemės, kurios reikalauja jos atgal į žemę, nes žemė vargsta, kenčia be meilės, be grožio, be kūrybos, be galbūt netgi intrigų, bet kurios kyla iš meilės ir iš to žavesio, iš to kūrybinio polėkio, ir vėlgi jinai yra grąžinama į žemę.
Ir dar trečias, žinai, iškyla tai šių dienų kaip ir ne mitas, bet labai stiprią asociaciją man keliantis, tai filmas Barbie. Nežinau, Milda, ar matei? Ne. Ne. Jo, nes matai, kaip aš sakau, kad vieni žmonės galbūt tai iš karto gali matyti kaip labai didelę banalybę, bet vėlgi aš šitam filme matau tą Inanos procesą, kuomet jinai gyvendama tam danguje, tose rožiniuose namuose, jinai sąmoningai nusprendžia eiti į tą požeminį pasaulį, o tame filme tas požeminis pasaulis tai tarytum yra ta žemė, ta mūsų kasdienybė, kur mes šiandien vaikščiam. Ir jinai, na, taip atlieka savo, sakykime, misiją, ne, to žemė jinai vėl sugeba grįžti atgal į dangų, į savo rožinį pasaulį, bet jinai grįžta jau kitokia. Lygiai tas pats, kuomet kalbam apie aušrinę žvaigždę, ar ne, kas vyksta, tai aušrinė žvaigždė, kaip Venera, ar ne, kaip tavo atveju, Milda, jinai gali pakilti savo grožį, savo žavesį tik tuomet, kuomet jinai bus papuolus tam požemį. Tai tam su vakarinės žvaigždės amplua, kuomet tu vėlgi leidėsi į požemį ir iš tikrųjų netgi astronomiškai yra momentas, kuomet Venera tampa nematoma, nes ją tarytum suvalgo saulės spinduliai, na, jinai nėra regima. Ir tai vėlgi simbolizuoja apie tą patį ėjimą į požemį. Ir bet, ar ne, praėjus, man atrodo, 14 dienų, vėlgi Venera tampa matoma, bet dabar jau jinai atgimsta kaip aušrinė žvaigždė. Vėl visa energija, naujumas, šviežumas, entuziazmas, ambicijos, meilė, išraiška, kūryba, aušra. Kaip nuostabi ir kartu va, dar grįžtant iki Inanos to mito ir kartu, va, nu, aš tą mitą irgi žinau, man jis labai labai artimas širdžiai ir net jaučiu tą jos aspektą savyje labai stipriai, kiekvieną žiemą iš tikrųjų esu tiesiog nešama į tuos tunelius ir požemius. Ir va tas ir man toksai ir palikė labai stipriai, kai Inana perina per tuos 7 vartus ir savo karūną atiduodavo visą nuogumą ir savo papuošalus. Tai va tas ir yra, atrodo, kaip ir, tarkim, ir mano to žvaigždė tebūnie, kai jinai eina į vakarą ir turi išbūti savo tamsoj, paleisti savo titulus kaip papuošalus, nusilti savo karūną kaip kažkokią žinomybę, lieka nuoga, kai vėl atsitapatinam nuo to, kas esam išorėje. Ir sugrįžtam taip stipriai, pamatom dieviškumą, ir tada iš to dieviškumo vėl gali būti tas visiškas pakilimas, nes pamatom save, prisimenam, dar giliau prisimename, pamatom save. Ir iš to tada tas švytėjimas tampa, tas didžiulis švytėjimas, kur galim toliau dar kurti, dar nuostabesniu jausmu tą gyvenimą ir šviesti kartu savo ir kitiem ir pasišviečiant savo kelią ir tuomet ir kiti apsišviečia. Nu, ir dabar jau jaučiasi man tai kaip visiškai būtina būtinybė. Iš tikrųjų, kaip ir be tamsos nematytume, kokia ryški toji šviesa yra ir atvirkščiai. Taip. Ir vėlgi, man, nežinau, man šiandien tai tie 2 žodžiai, žinai, meilė ir galia. Tai lygiai tas pats, ne, tos Inanos mite, Milda, kiek galios toj moteriai, kuri tą savo grožį tarytum ataukoja, vardan to, kad pamatytų ir tą kitą pusę, ne, kuri, na, nėra, kaip aš jau minėjau, tik rožėm plota. Ir kiek yra drąsos, kiek yra ryžto, kiek yra valios. Ir tas grįžimas visiškai praplėsta kažkokią tais ar sąmonę, ar tiesiog akiračių požiūrių ir dar stiprybės papildymo, ar ne? Tikrai. Savo sielą pamatant, savo šešėlius apgaubant, ten yra tokia stiprybė. Ir tuomet suprantam, kad ne apie titulus ir yra visas gyvenimas, bet yra tik tai, kaip giliai galim dar labiau save apkabinti, su dar didesnė meilė. Ir tuomet, kaip ir Inana grįžo, ir man taip jaučiasi net irgi, kaip ir skyriausi su savo vyru, kuris yra nuostabus ir dabar likęs mano geriausias draugas. Bet kai aš išėjau irgi šitų tunelių ir pilnai ten pamačiau per didžiausią savo skausmą. Ir pyktį, ir skausmą, ir liūdesį. Ir tuomet iškilo ir man tas reikalavimas. Aš save pamačiau, ar tu matai mane? Ar tu matai, kas aš esu?
Ir jeigu žmogus irgi pats dar nėra pamatęs savęs, tuomet irgi aš renkuosi, ar man tuomet būti geriau vienai ir pilnai save matyti, ar geriau būti su kažkuo, ką aš myliu, bet kuris dar net savęs nesugebės pamatyti ir nesugeba, tarkim, arba tiesiog dar nelaikas pamatyti nei savęs, nei kito. Bet vat iš to, kad kai pilnai save pamatom, Taip, ten atsiranda tas nuogumas, jisai taip stipriai apnuogina, kad ir iš to irgi dar galim pasirinkti tokius stiprius pasirinkimus ir dar drąsesnius. Ir ten irgi tiek daug drąsos reikalaujantis sprendimai tuomet tampa. Praktiškai nusišluoti visą savo gyvenimą, kurį turėjom prieš tai. Jeigu jame buvo kažko netikrumo, jeigu darėm kažką, kad vat irgi gal atrodė tai gerai, bet vat būnant tam nuogume ten tai pasirodo viskas tiesiai šviesiai, kas buvo iš širdies kurta ir kas buvo kurta, nes manim, kad tai suteiks kažkokio tai, pavyzdžiui, ar saugumo, ar kažkokiu tai žingsniu patiksiu kitam, ar panašiai, ir tuomet atrodo viską. Jau dabar nėra kitos išeities, tik viską nusivalyti, nusipurtyti ir eiti dar grynesnį tokį lygį. taip, Milda, taip. Užstrigo tas momentas, ar ne, kuomet atitraukiu ir kaip šiuo atveju Inanos, ar ne, partneriai buvusi, ar ne, ir iš tikrųjų, jeigu taip dėliotum į astrologinius pavadinimus, tai būtų Venera ir Marsas, ar ne, tai turbūt visam pasauliu aiškus ir žinomi archetipai moteriškos energijos ir vyriškos energijos. Ir žinai, aš kartais taip galvoju, kad kartais, na, įvyksta ir didelis nesusišnekėjimas galbūt tarp tų energijų, nes kuomet mes leidžiam savo būti, ar ne, leidžiam savo būti vienam, turiu galvoje, leidžiam savo būti tokiam, kokiu iš tikrųjų mūsų siela geidžia būti, tuomet galbūt pamatai, kad ir tas partneris, kuris buvo šalia, na, jisai nepritarė tavo sielos norams, tavo sielos buvimo visai prasmiai, egzistencijos, motyvacijai, intencijai, kam, kokia ji. Ir kuomet kažkaip mano pokalbis, aš visada su pašnekovu paliečiu tą pagrindinį žmogaus kanalą. Na, aš jį vadinu kanalu, energetiniu kanalu, kurį galima kaip ir astrologiškai pagal gyvenimo kryptis pamatyti. Tai, pavyzdžiui, tavo, Milda, net ir tai yra tas, kad tu ateini iš tokios labai kūrybinės erdvės, ar ne, ir kuomet ta kūryba, jinai turi eiti taktas į taktą su tuo, ką tavo siela vibruoja, ir tu tai puikiai darai. Ir iš tikrųjų, netgi galvojant apie santykius, nes santykiai tai yra turbūt kažkas, apie ką ir kame kiekvienas mes turim kažkokios tais patirties, jinai nebūna tik tais gera, arba nebūna tik bloga, kažkokia jinai būna visuomet duali. Ir aš taip kažkaip užsirašiau vieną sakinį, galiu paskaityti, begalvojant apie tą tavo kanalą, kad žmogus pradėjęs eiti sąmoningumo keliu dažnai liks nesuprastas, nes iš nuolat prisitaikančio ir kitų interesus taikančio jis virsta kitų akimis egoistų, siekiančių tik jam svarbių tikslų, kitų akimis egoistų, ar ne? Bet jisai tai nustoja taikytis ir jisai paseka savo sielos keliu, savo sielos šauksmu, ar ne? Ir taip, kitų akimis jisai liks egoistą, bet tai yra būtinybė tai gražiai sielai, ar ne? Va. Smagu, kad kažkaip net nebijojau, kad Inamos mitas turėtų būti tau pažįstamas, nes žinau, kad, Milda, tu labai mėgsti taipogi plačiai pažiūrėti į visus protėvius stovinčius už mūsų, tai tarytum, ar ne, ir savy labai stipriai moki išjausti ir per žodžius ištransliuoti tiem, kurie kartais lankosi tavo namuose, kuomet turi atviras durų dienas, ne, ir pakvieti. Ir tai kažkas su ta istorija šaknim kiekvienas žmogus savyje tai nešiojasi.
bet, man atrodo, tavo ryšys su gamta, su gyvūnijos pasauliu, ar ne, su kartomis, su mūsų protėviais, tai yra, na, puoselėtas ir galbūt laikomas labai labai stipria vertybė. Ačiū, iš tikrųjų, dėkingumas protėviam ir visom praeities kartom ir visiems dvasiniam vedliam, kurie padeda. Jaučiu, kad tai mane labai stiprina ir be jų nebūtų manęs. Ir jeigu dėkingumo neturiu tame kanale, tarkim, tuomet kas aš būčiau be jų? Tuomet lyg tai nepagerbimas pačios savęs, iš ko aš kilus. Bet kai ta pagarba kiekvieną vakarą, ar kiekvieną rytą, ar į rytą, ar vakarą yra garsiai lyg paminima, tarkim, ačiū mano protėviai, ačiū už gyvybę, ačiū už tai, kad aš patiriu šį gyvenimą. Ir lyg visą tai aš sakau ir protėviam, bet aš ir esu visi protėviai. Aš tą ir sakau jiem, bet kartu apsikabinu tuo ir save. Ir per tai ir mano siela dar labiau įsiplečia ir tampa pamatoma. Per tai vėlgi dar daugiau meilės pulsuoja. Taip, taip, žinoma. Tai gerą jausmą kelia pašnekesiai apie meilę ir iš meilės kylančias ir įvairias sroveles, kurios mus nuneša kažkur. Tai būtų ta pati kūrybinė išraiška. Ir dar kartą norisi pastebėti tavo tapymą, jisai yra, na žinai, aš galiu paimti save kaip pavyzdį, tai jeigu aš ten pradedu kažką tapyti, tai žiūriu, oi, tie tonai tokie tamsoki, žinai, jie tamsoki, turiu aš tą tokį, žinai, mėgstu ir pasikapstyti ir po tos visus pasamoninius dalykėlius, tai taip jau ir gaunasi, su tuo ir išreiški save per tokias galbūt tamsesnį toną, o žiūrint į tave, tai tokia meilės, gerumo, gyvenimo šventės išraiška ir labai 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 geras emocijas suteikia. Tai vat tokia graži kūrybos idėja, manau, yra vėlgi kupina galios žmogaus dieną padaryti dar gražesnę, dar perpildytą labiau tos pačios meilės. Tai tiesiog labai norėjau pasidžiaugti kartu su tavim už tavo nuostabią kūrybą, tikiuosi nesustosi ir kursi dar daugiau. Ačiū labai, sustoti negaliu, nes tai yra mano atsakomybė kurti. Ir be kūrybos galiu iš tikrųjų nueiti į tokį apatiją gyvenimui. Susigūžti po lapais ir tada jau su naminiais rūbais galiu zvimbalioti, net nešvęsti, zvimbalioti po namus. Bet kai tik leidžiu kūrybai vėl įsiplieksti, viskas žydi ir viskas per kūrybą. Taip pat ačiū tau labai 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 už gražius žodžius, kūryba. Net neturi žodžių, jie iš tikrųjų kūryba yra kažkas tokio dieviško, kad visa širdis suspindi irgi, visa širdis pradeda šokti, visos ląstelės atrodo atgimsta, atsiregeneruoja naujai, pradeda veikti kažkokius kosminius dalykus ir kosmos. Tai va, aš ir noriu tam kosmose toliau gyventi. Renkuosi. Jo. Bet žinai, čia ir prasideda, turbūt, kai tu sakai tą kūrybą, net nežinai, kaip į žodžius įtalpinti, nes, tiesiog, kaip ir kabo už tavęs paveikslas, jisai, ir tu net tik jauti kažkokį, žinai, tokį gerumą, bet prieini momentą, kai tą paveikslą, pavyzdžiui, jam reikia duoti vardą, ar ne? Ir duok tu jam vieną vienintelį vardą, kai toj kūryboje ten nėra vardų, ten egzistuoja žodžiai, ten yra kažkas tokio, ko tu negali į žodį sudėti. Turbūt nelengva, ar ne? Pavadinti savo, ne? Jie, tu seniau negalėjau, atrodo,
kokį tą pavadinimą, kokią kainą. Mhm. Ir paskui priėjau, šuliukė šerisi. Aha. Paskui priėjau tokį variantą, ranką ant širdies, kitą ranką ant pilvo ir sakau, mano brangioji širdie, koks yra pats harmoningiausias pavadinimas šiam paveikslui. Ir tuomet tokį, kokį aš išgirstu, tokį žinau, kad ir turiu užkabinti ir parašyti. Ir tuomet jau nebelieka abejonių, nes prieš tą paklausimą širdies pagerbimas jau būdavo, kad parašau, gal tinka, gal ne, ar jisai čia apibūdina paveikslą ar ne, bet tas, kai vėl pagerbėm savo širdį, nes jis žino, ką jinai ištransliavo. Aš nežinau žmogiško proto, bet širdis žino. Ir išgirstant širdį ir, ačiū, ir tada uždėti, ir tuomet nelieka jokios abejonės. Tiek daug lengvumo tuomet. Taip, nu va, taip. Mhm. Matau, kad eina į pabaigą mūsų pokalbis ir kažkaip norisi dar truputį duoti ir besiklausančiam kažkokios tais ar žinutę, ar informacijos ir kartu tau, Milda, ir vat galvoju apie tą pačią Venerą ir pasižiūrėjau, kad būtent dabar jinai yra matoma kaip vakarinė žvaigždė ir gruodį ypatingai jos matomumas bus labai 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 stiprus, tai netgi taip kaip informacija rašo, bent jau sako, kad bus 25 kartus netgi stipriau matoma nei Sirijaus žvaigždė. Tai va, ypatingai sulaukus kokios nors pilnaties, pavyzdžiui, ar ne, jeigu tai papuls, kad mėnulis šalia Veneros, tai bus labai aiškiai galima matyti Venerą. Tai nepraleiskit ar ne momentų, galima bus pamatyti kaip vakarinę žvaigždę. Ir dar, žinai, tas pat pagalvoju, kaip tu dalinaisi, kad per Inanos mitą kalbant, kad tu jauti tą nuėjimą į požemis kartais. Ir pagal astronomiškai dabar, tai būtent Venera yra nuėjusi į tą požemį, bet jinai vėl sausio mėnesį, jinai kils kaip aušrinė žvaigždė. Jinai po truputį leidžiasi, dar nėra tas toks visiškas požymis, bet truputį rimsta leidžiasi, bet jinai vėl pakils gražesnė, tauresnė, meilės dar labiau prisipildžiusi žvaigždė. Na. Čia vienais metais irgi buvo žiema tokia, tamsi ir tuose tuneliuose irgi ten buvo tamsu ir galvoju, dievulėliau, kada jau galėsiu pakilti, kada jau galėsiu išeiti iš šitų tamsumų. Ir vienu metu, vieną žiemos vakarą laukia išėjus jaučiu vėjai, taip stipriai pūtė, grinai prieš sausio 1, taip stipriai pūtė, atrodė lapus senus nupučia, spyglius senus nupučia, viską išpūtė ir senus medžius išrovė, stiprus buvo vėjas ir taip ir jaučiau, kad viskas, kas dabar gamtoje vyksta, taip pačiai ir iš manęs. Prieš pat sausį išpučia dar visus tos likučius senus likusius, kas nebetarnauja ir nebereikalinga, kad būtų dar labiau daugiau, kad atsirastų dar daugiau vietos naujiem patyrimam, labiau sulygiuotėm su mano širdim. Dar labiau išmylėtėm mano širdies. Ir taip ir buvo, ir paskui sausio 1 atėjo kitą dieną ir atrodo, kad to viskas nurimo. Ir širdį kažkaip viskas persikeitė ir taip ir jautėsi, kad buvo pirmasis laiptelis iš visų požymių, iš tunelių išėjimų ir tada buvau, juhu, pagaliau. Matai, ačiū tau už tokį pajautimą ir jautimą gamtos savyje, neskirstant, nieko neskaidant, kad esu aš ir esi gamta. Mes esam vienas ir per save jaučiam, ką gamta jaučia, ką mes jaučiam. Tai dėkoju tau šį nuostabų pokalbį, linkint meilės, kūrybos iš meilės. Ačiū, Agne, labai tavo pokalbiai yra tokie širdingi, tokie tyri ir tokie brandūs. Labai ačiū. Dovana. Ačiū.